Sveiki visi. Kartą vienas mažas šlubas berniukas skubėjo į traukinį, nes norėjo nuvykti pas močiutę. Spaudžiant minį jam buvo labai sunku valdyti savo ramentus, juolab kad nešėsi pilną krepšį vaisių. Praeiviams taip pat skubant vienas iš jų netyčia užkliudė berniuko krepšį ir į visas pusės išsibarstė apelsinai, obuoliai ir kriaušės. Vietoj to, kad atsiprašytų, tas vyras dar užryko ant neįgalaus berniuko, jog šis jam pasimaišė ir nuskubėjo savo keliu. Kitas praeivis, pamatęs berniuko nelaimę, puolė jam į pagalbą. Jis greitai surinko vaisius ir padėjo berniukui nunešti krepšį į geležinkelio stotį. Nusišypsojęs, tas vyras jau ruošėsi eiti savo keliu. Kaip berniukas, kuris retai kada sulaukdavo tokio gerumo, dėkodamas paklausė: "Pone, ar jūs esate Jėzus?" "Ne," atsakė jo naujasis draugas, "aš tik vienas iš jo sekėjų." Gyvename tokiame pasaulyje, kur gerumo ir maloningumo šiandien labai stinga. Jo trūksta ir santykiuose tarp valstybių, šeimose, visuomenėje. Todėl kaip Kristaus pasekėjai esame pašaukti skleisti Kristaus gerumą aplink mūsų supantiems žmonėms. To nori ir Viešpats, kuris per apaštalą Paulių ragina mus. Skaitome laišką Romiečiams 15 skyrių 2 eilutę. Kiekvienas mūsų tesirūpina būti artimui malonus, jo labui ir pažangai, sako apaštalas Paulius. Dievo troškimas, kad būtume maloningi, malonas kitiems, kad būtume atpažįstami kaip jo sekėjai, būtent per gerumą ar maloningumą. Kad tai labai svarbu Dievui, apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius ir kitame savo laiške. Skaitame laišką Efeziečiams 4 skyrių 32 eilutę. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Visi esame patyrę, kaip malonu, kai su tavimi kas elgiasi maloniai. Pas tos žmonės norisi sugrįžti ir su jais bendrauti. Kartais su traukiniu vykstu į kitą miestą ir ne kartą sutinku malonę traukinio palydovę. Kaskart praeidama pro šalį, jie šypsodamasi paklausė keleivių: "Kaip jūs jaučiatės? Ar viskas gerai? Ar nešalta vagone? Jei reikia, tai galite prisėsti ir kitur. Ir jeigu tik reikės, sakykite." Matau, kaip žmonės yra patenkinti tokiu jos elgesiu. Ir atvirkščiai, kai patirime nemalonų elgesį, norisi tokių žmonių vengti. Kartą vienoje parduotuvėje prie kasos paklausiau kasininkės: "Ar šiai prekiai nuolaida taikoma su kortele ar be jos?" Tai jį piktai atšovė: "Ar aš visas nuolaidas turiu žinoti? Pačiam reikia žiūrėti lentynose, kas rašoma." Sutinku, kad teisingai atsakė, bet tokiu nemaloniu tonu jau daugiau vengiu pasieiti apsipirkti. Tačiau ar mums visiems pavyksta taip pat būti maloniems? Deja, ne. Kai kažkas sunervina, išveda iš kantrybės ar įžeidžia, nelengva būti maloniam. Natūraliai tuomet kyla mūsų reakcija: pyktis, kartelis, nusivylimas. Ką daryti? Kaip būti maloniam, kai aplinkybės nepalankios? Apaštalas Paulius atskleidžia mums tokią paslaptį. Skaitame 2 laiške Korintiečiams 3 skyriuje 18 eilutėje. Skaitau iš Kosto Burbulio vertimą. "Mes visi atidengtų veidu, lyg veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą, iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra dvasia." Pasirodo, paslaptis yra paprasta. Kuo daugiau žvelgiame į Dievo šlovę ar charakterį, tuo labiau panašėjame į jį.
Aišku, ne iš karto, bet palaipsniui padedant šventai dvasiai. Tad, norint būti maloniam, pirmiausia reikia pamatyti, koks malonus yra viešpats mums. Štai, kad Dievas pats apie save yra paliudijęs Mozei. Skaitame Išėjimo knygą, 34 skyrių, 6 eilutę. Ir viešpats praėjo pro jį, tai yra Mozė, tardamas: Viešpats, viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės. Pats Dievas apie save atsiliepia, kad yra maloningas ir gausus gerumo. Pažinus ir patyrus jo gerumą, norisi pačiam būti tokiam. Ir apaštalas Paulius rašo, kad norint būti maloniems, pirmą reikia pažinti ir patirti Dievo gerumą. Skaitame laišką Titui, 3 skyrių, nuo 4 iki 7 eilutės. Bet kaip pasirodė mūsų gelbėtojų Dievo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančio ir atnaujinančio nuplovimo. Ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išlieja tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, kad jo malonę nuteisinti viltimi taptume amžino gyvenimo paveldėtojais. Didžiausia jų gerumo viršūnė – tai išgelbėjimo sutikimas nusidėjusiems žmonėms. Gerumas, kurį Dievas mums parodė Kristuje, yra visiškai nenusipelnytas. Tiesą sakant, jis visiškai priešingas tam, ko nusipelnėme. Mes nusipelnėme ne Dievo gerumo, o jo griežtumo. Mes nenusipelnėme Dievo gerumo, o nusipelnėme jo teisingos bausmės už mūsų nuodėmes. Bet Dievas išgelbė mus ne todėl, kad mes buvome geri, bet todėl, kad jis yra geras. Kuo daugiau mes apie tai mąstame, kuo daugiau suprantame, kiek Dievas mums parodė gerumo, tuo tampame geresni ir maloningesni dėka šventosios dvasios įtakos. Nes maloningumas ir gerumas yra dvasios vaisiaus savybės. Apie tai rašome laiške Galatams 5 skyriuje 22 eilutėje. Būtent Dievo gerumo suvokimas skatina mus atgailauti ir keistis. Štai laiške Romiečiams apaštalas Paulius 2 skyriuje, kreipdamasis į savo tėvynainius, sako, laiškas Romiečiams 2 skyrius 4 eilutė. Kaip drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti. Vienintelė priežastis, dėl kurios kiekvienas iš mūsų yra išgelbėtas, yra ne ta, kad Dievo gerumas paskatina mus atgailauti. Vienintelė priežastis, dėl kurios kiekvienas iš mūsų yra išgelbėtas, yra ta, kad Dievo gerumas paskatina mus atgailauti ir suteikia priemonės mūsų išgelbėjimo per tikėjimą į jo sūnų. Patyrę jo malonę, dabar galime rodyti gerumą tiems, kurie su mumis blogai elgiasi. Kartais geriausias atsakas tiems, kurie mus skriaudžia, yra nesavygina, bet taikus gerumas. Tai nėra silpnumo ženklas, tai stiprybės ženklas. Gerumas nugali nuginkluodamas užpuoliką ir nutraukdamas kovą. Todėl apaštalas Paulius ragina, skaitame Romiečiams 12 skyrių 21 eilutę. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Ar tai lengva? Nelengva. Bet tai geriausias būdas įveikti blogį. Neįveikus blogio gerumu, patys būsime nugalėti savo pykčiu. O kiekvienas pralaimėjimas atskleidžia mūsų dvasinio gyvenimo silpnumą. Ar atsiliepiai į pyktį pykčiu? Jaučiamės gerai? Manau, kad ne. Jėzus yra geriausias mums pavyzdys, kaip nugalėti blogį gerumu. Skaitame apie tai pirmame laiške Petro, 2 skyriuje, 23 eilutę. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino,
bet visą pavedė teisingajam teisėjui. Tokiu būdu Kristus nugalėjo blogio jėgas. Ir apaštalas Paulius ragina sekti Kristaus pavyzdžiu ir nenustoti daryti gerą, nes tai pergalės prieš blogį ženklas. Skaitame laiške Galatams 6 skyriuje 10 eilutėje. Taigi, kai turėsime progą, darykime gerą kiekvienam, o ypač tikėjimo namiškiams. 2009 metais Jungtinės Amerikos valstijose buvo atlikti psichologiniai tyrimai, kur mokslininkai norėjo išsiaiškinti, kokią įtaką gerumas ir maloningumas daro tam, kuris jį rodo, ir tam, kuris jį gauna. Ir pasirodo, tyrimai parodė, jog gerumo skleidimas naudingas ir gavėjui, ir davėjui vienodai. Nes tai ne tik tai padeda jiems geriau jaustis, bet ir prisideda prie sveikatos, gerų santykių ir laimės. Vienas neurochirurgas yra pasakęs tokius žodžius: bet koks gerumas, kurį suteikėme kitiems, taip pat yra dovana savo. Taigi Dievas savo gerumą išreiškia mums įvairiais būdais. Jis atleidžia mūsų nuodėmes. Kaskart, kai atgailauojame, jis atleidžia ir atleidžia visas mūsų nuodėmes. Tai neišmatuojamas gerumas jo mums. Jis pasirūpina mūsų poreikiais. Kiekvieną dieną jis patenkina mūsų emocinius, fizinius ir materialius poreikius. Tai nesibaigiantis Dievo gerumas mums. Pavojaus metu jis ateina mums į pagalbą. Esu tikras, kad visi esame patyrę atvejų, kai patekę į pavojų, šaukėmės Dievo pagalbos. Ir jis mums padėjo. Tai nuostabus Dievo gerumas mums. Jis išklauso ir atsako į mūsų maldas. Dievas tai daro ne todėl, kad esame nusipelnę būti išklausomi, bet iš savo malonės. Tai neišsenkantis Dievo gerumas mums. Dievas laikosi kiekvienu duoto pažadu. Biblijoje yra daug Dievo pažadų ir mes galime būti užtikrinti, kad tai, ką jis pažada, tai ir išpildo mūsų labui. Tai ištikimas Dievo gerumas mums. Jis asmeniškai dalyvauja mūsų gyvenime. Gal mes ne visada pastebėme, bet visada jis šalia ir moko mus, ir guodžia, ir rūpinasi, ir drausmina, padrąsina ir pabara. Jis niekada neapleidžia. Tai tėviškas Dievo gerumas mums. Jis mums dovanoja amžinai gyvenimą Dievo karalystėje. Kodėl jis tai daro? Iš savo meilės mums, nusidėjėliams. Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra garantas mūsų išgelbėjimo. Ir kiekvienas, kas tuo tiki, gali džiaugtis išgelbėjimu. Tai didingiausias Dievo gerumas mums. Todėl nenuostabu, kad Dievas, tiek rodantis gerumo mums, nori, jog ir mes būtume jo atspindys kitiems. Savo žodyje jis sako. Skaitame Patarlių knygą 3 skyrių, 3 ir 4 eilutes. Nuolat su tavimi tebūna gerumas ir ištikimybė. Užsirišk juos savo ant kaklo. Užsirašyk savo širdies plokštėje. Taip rasi malonę ir gerą vardą Dievo ir žmonių akyse. Lengva nepastebėti kasdien mums teikiamo viešpaties gerumo. Bet šią savaitę pasistengkite pastebėti visus būdus, kuriais Dievas jums rodo gerumą, tiek dideliais, tiek mažais būdais. Kaip atrodytų mūsų šeima, jei visi vieni kitiems visuomet būtų malonus? Kaip atrodytų jūsų bažnyčia, jei visi vieni kitiems būtų malonus? Kaip atrodytų visuomenė, jei visi vieni kitiems būtų malonus? Taigi šiandien įsipareigokite būti maloningi ir geri kitiems, kaip Dievas buvo geras jums. Supraskite, kad gerumas tai ne tik tai, ką jaučiame širdyje, bet ir tai, ką darome,
rankomis ir kojomis. Ieškokite būdų, kaip padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Ir tarkite gerą žodį tiems, kurie gali būti nusivylę. Prašykite šventosios dvasios keisti jūsų elgesį, kad savo gerumu kitiems taptume panašesni į Jėzų. Amen. Pakviesiu maldai. Mylintis brangus Dieve, mes dėkingi tau už tavo nuostabų gerumą ir maloningumą, kurį tu mums kasdien įvairiais būdais mums rodai. Mes dėkingi tau Viešpatie, kad tu toks esi nuostabus. Ir mes norime būti toks tu esi. Todėl mes prašom šventosios dvasios pagalbos, kad tu padėtum mums būti Viešpatie tavo atspindžiu ir skleisti tą gerumą, skleisti tą maloningumą aplink mums supantiems žmonėms, kad per mus jie pažintų tave. Dėkojam Jėzaus vardu. Amen.